Domitės Elektro M30 vertimo aparatų. Tai va, štai toks aparačiukas. Jis turi labai daug programėlių. Tai yra viena programėlė yra vertimas su internetu. Kaip jinai veikia tai? Tiesiog parinktos dvi kalbos. Pasirinkti kalbų galite iš kalbų sąrašo vieną kalbą. Va, pažiūrėkite, kiek jisai turi kalbų. Tai yra beveik visos pasaulio kalbos. Ir kitą kalbą, pavyzdžiui, pasirinkau iš lietuvių į turkų. Sveiki, kaip jums sekasi? Nasılsın? Va, paspaudžiam mygtuką ir šnekam ir viskas, jisai išverčia. Tada, pavyzdžiui, iš turkų į lietuvių, o kitą mygtuką spaudžiat. Jiem nasılsın. Gerai, bet kaip tu? Tai va, ir išverčia momentaliai, nereikia laukti. Tada yra vertimas be interneto. Čia yra tik tais populiariausios kalbos. Jisai truputėlį užtrunka, kol užsikrauna, bet yra populiariausios kalbos. Štai šios kalbos yra vertimui be interneto. Deja, lietuvių kalbos nėra, bet yra rusų kalba. Galite iš rusų kalbos išsiversti į vieną iš šitų kalbų. Tada kita funkcija yra iš nuotraukos jisai išverčia. Tiesiog nufotografuojate tekstą ir išverčia. Tada yra audio translation, tai yra audio vertimas, kaip tiesiog paleidžiate įrašą arba kalbą dėstytojas ir viską išverčia šitas įrenginys, ką pasako dėstytojas. Tai va, yra po to grupinis vertimas, jeigu turite jūs įrenginį ir turite draugas įrenginį. Po to yra tekstinis vertimas, po to yra chatas, pokalbių kambarys, yra paklausite bet ko dirbtinio intelekto ir jisai jums pasako, pavyzdžiui, kokius dalykus geriausia aplankyti Italijoje arba Romoje. Tada yra currency conversion, tai yra valiutos keitimas. Galite pamatyti, pavyzdžiui, valiutas. Tarkim, sustatote dvi valiutas ir įsivedat ir pasižiūrite, kiek, pavyzdžiui, juanių, tarkim, yra $1. Va. 1100 juanių yra $152, kaip pavyzdys. Tada yra kalbų mokymasis. Tai jūs nusistatote dvi kalbas. Pavyzdžiui, aš noriu išmokti kalbos, tarkim. Šita funkcija labai gera, jeigu jūs norite išmokti kalbų. Tai va, pavyzdžiui, lietuvių kalba ir į anglų. Aš, pavyzdžiui, pasakau kažką, noriu, tarkim, sužinoti, kaip skamba angliškai žodis, pavyzdžiui, tarkim, spinta. Spinta. Wardrobe. Ir dabar aš galiu kas kartą paspausti, kad išgirščiau, kaip skamba šitas žodis, pavyzdžiui. Wardrobe. Paspaudžiu ir aš girdžiu, kaip skamba šitas žodis ir galiu žodžių išmokti, galiu sakinių išmokti ir išmokti, kaip jie tariasi, ko negali padaryti jokia kita programėlė. Ir dar begalė daugiau kitų programėlių, kaip, pavyzdžiui, MP3, kaip failų tvarkyklę, galite įsikelti failus, kaip vertimų, pavyzdžiui, failus, kuriuos išsiverčiate vertimus, galite kolekcionuoti kaip failus. Ir šitas įrenginys turi, kaip ir minėjau, daug programėlių. Įsivaizduokite, jeigu jūs pirktumėt kiekvieną programėlę atskirai savo telefone, kiek mokėtumėt, galbūt 80 eurų per mėnesį, o šitą įrenginį nusiperkat už 149 eurus ir visos šitos programėlės, išskyrus dirbtinio intelekto chatas, yra visiškai nemokamas. Užsisakykite dabar, pristatysime per kelias darbo dienas, o atsiskaityti galite ir gavę prekę.